Labas, Agne. Labas, Marija. Labai smagu, kad šiandien su manim kalbi. Tai iš tikrųjų jau praėjo 4 metai, jau netgi šiek tiek daugiau, kaip mes susipažinome. Aš atsimenu, kad mes susipažinome Litexpo. Aš tuo metu mentoravau Women Go Tech programoje ir man tai buvo šiek toks iššūkis dėl to, kad aš nusprendžiau programą tęsti, nepaisant to, kad turėjau 2 mėnesių kūdikį. Ir aš praleidau visą renginį tuo metu ir atvažiavau tik tai ant to momento, kai mes jau turėjome susipažinti su tavim, kai aš turėjau žinoti, kad čia bus mano minty žmogus, su kuriuo mes dirbtume ateinantį pusmetį. Ir taip, aš atsimenu, kaip mes tavim šnekėjom ir mano vyras važinėjo su vežimėliu ir kūdikio aplinkui po Litexpo. Ir aš tuo metu pamenu kelis dalykus iš karto, kad man buvo smagu, kad tu tuo metu norėjai tobulėti, norėjai savo profesiniam keliui tapti stipresnė prie produkto, dirbti daugiau product ownership'ų. Ir tuo pačiu man buvo smagu, kad man ir tau parinko viena kitą taip, kad tu irgi buvai mama su pakankamai dar mažu vaiku. Ir atrodo, kad bus lengviau tiesiog suprasti vienai kitą ir tiesiog tas bendradarbiavimas, manau, nuo pirmų žingsnių buvo smarkiai lengvesnis. Tiesiog ir lengviau prisiderinti ir tą bendrą kalbą rasti dėl to. O dabar tu tikrai daug visko pasiekiai, daug patobulėjai per tos metus. Ir yra jau tos naujos pradžios, kažkas, ką tu veiki dabar. Dabar tu turi Fragile, konsultacinę įmonę, kuri padeda kitom įmonėm jau remtis tom patirtim iš tikrųjų, kurias tu pati sukaupai įvairiose komandose dirbdama, tai kaipgi tas komandas reikia suburti, kaip tą produktą daryti efektyviai, daryti kokybiškai. Ir čia yra tai, apie ką aš norėčiau pašnekėti. Apie tai, kad iš tikrųjų žmonės labai dažnai turi įvairių idėjų, ką jie norėtų įgyvendinti, ką jie norėtų padaryti, nesvarbu, kas tai bebūtų, bet ne visi drįsta, gal dėl to, kad nepasitikė savo jėgom, galbūt dėl to, kad nejaučia palaikymo iš kitų, galbūt nemano, kad turi laiko ar jų idėja yra pakankamai gera. Ir šį podcastą aš norėčiau skirti būtent tiem žmonėm, kurie visgi išdrįso. Tai kad jie pasidalintų savo istorijom ir kas buvo už viso to. Ir aš tikiuosi, kad tai kvėps kitų žmonės bent jau pabandyti tai, ką jie buvo sugalvoję. Puiku. Taip. Gal tu galėtum papasakoti, ką tu dabar veiki? Apie ką yra Fragile? Taip, tai Fragile yra mano ir mano partnerės konsultacinė įmonė. Ir iš tikrųjų čia yra pirmas kartas, kai aš apskritai garsiai sakau, kad aš turiu įmonę. Mes dar kurį laiką buvom savo neatsakiusios į klausimą, kada jau kiek laiko turi bandyti ir turi pavykti, kad galėtum pasakyti, kad čia jau verslas ir tai yra tavo įmonė. Tai jau dabar iš tikrųjų dirbam virš metų, tai gal ir galima sakyti, kad kažkas veikia, bent jau pati pradžia, žiūrėsim, kaip bus toliau. Bet iš esmės tai yra įmonė, kuri turi tą lazerio fokusą į produktinės įmonės, IT sektorijoje, kurios kuria savo, ar ne, kažkokį produktą. Ir mes ateinam pas tas įmonės padėti jiem tą daryti geriau iš esmės, ar ne, kad jie galėtų kuo greičiau sukurti kuo daugiau vertės savo klientam, kad jų komandos būtų efektyvios, laimingos ir brandžios ir organizuotųsi, galbūt nelaukdamos, kad kiekvieną kartą jiem pasakys, ką daryti toliau, kad jų vadovai būtų įgalinantis, modernus, ar ne, iš kurių norisi mokytis. Ir tas skirtumas galbūt mūsų nuo kitų, tai yra sisteminis požiūris, ar ne, kad manau, kad šiuo metu rinkoje yra tikrai nemažai įmonių, kurios išmano kažkokius agile darbo metodus, yra atskirų trenerių, coachų, kaip save beužvadina, kurie kviečia lyderius mokytis tapti geresniais lyderiais, yra strategų, bet mūsų požiūris yra, kad įmonė yra kaip organizmas ir yra viena sistema ir jeigu tu kažkurioje vietoje pagerinsi, bet nepažiūrėsi, kaip tai veikia sistemoje, tai nebūtinai galutinis rezultatas bus geresnis, ar ne? Ir šitoj vietoje
galbūt mes tas visas žinias sujungiame ir adaptuojame būtent tam įmonės kontekstui, ar ne? Kad ne tik ten pagerinkim, kaip komanda darbuojasi, bet ir jų santykis su vadovais, ir jų santykis su kažkokiom kitom dalim organizacijos, ar ne? Ir jų santyki su strategijos kūrimu, ar ne, kaip įsitraukia, tarkim, komandos. Ir iš esmės tai žiūrim labai holistiškai ir neapsistojom su rekomendacijom, ar ne? Čia turbūt kitas skirtumas yra, kad dažnai, kai išgirsta žmonės žodį konsultantas, tai įsivaizduoja, kad ateis žmogus, pasakys kažkokį receptą magišką, ar ne, kad va, šitus padarius jau čia bus vienaragiai ir vienaragių dulkės. Ir tada išeina, o įmonė lieka tokia pasimetus, kad kodėl ant popierių skambėjo taip gerai, o kai mes bandom, tai kažkaip nesusideda dalykai. Ir dažnai taip nutinka dėl to, kad labai svarbu yra žinias kontekstualizuoti ir dažnu atveju net ir adaptuoti, ar ne? Ir mes tą padarome, ar ne? Mes ateiname hands-on ir būname ten tol, kol pasiekėme rezultato, kurio džiaugiasi ir mes ir įmonė. Taip, iš tikrųjų, labai teisingai pasakytas holistinis požiūris, tai, kad tu plačiai požiūri į įmonės veiklą, tikrai yra labai naudingas, nes taip, jeigu žmonės nori pritaikyti agile, kažką pas save keisti, yra didelė tikimybė, kad tą reikia taikyti visur, nes vėlgi, jeigu tu tik vieną vietą pritaikysi, žmonėm kils klausimų, kaip dirbti tada su viskuo, su stakeholderiais, su kažkokiais vadovais, su pirsais, nes procesas yra nuo pat viršaus iki apačios, nuo apačios iki viršaus ir visai kaip skersai ir išilgai. Tai tas yra tikrai labai, labai, labai svarbu. O sakyk, kaip jūs priėjote prie to? Kilo mintis, kad tai yra tai, ko rinkai trūksta, ar jautei, kad tiesiog tai yra kažkas, kas tave labai domina? Kaip iš jūs atsirado Fragile? Iš tikrųjų, tai galbūt kažkokia mintis turėti verslą, ji turbūt visada buvo pas mane, dėl to, kad mano tėvai turi, ar ne, savo verslą, aplinkoje nemažai rato žmonių kažką daro tarsi savo, tai kaip ir ta idėja, kad taip galima, ar ne, ji buvo, bet ilgą laiką aš nežinau, kokio to verslo aš noriu ir kur aš suteikčiau daugiausiai vertės, nes kažkaip nežinau, tie lietuviški verslai perku, parduodu, gal viskas gerai, bet nebuvo mano tiesiog sritis, arba nesugalvojau tokio įdomaus dalyko, ką galėčiau parduoti tuo metu. Ir tiesiog man reikėjo laiko subrandinti tą idėją ir tas laikas atėjo per kokius 10 metų, nei daug, nei mažai. Iš tikrųjų, tų patirčių buvo labai skirtingo, aš juokiausi, kad per pirmus 7 turbūt karjeros metus aš tą karjerą kažkokiu būdu, ar tai rolės, ar industrijos, ar įmonės pavidalu, iš esmės pakeičiau 7 kartus, vos ne kasmet. Ir tikrai tuo metu buvo aplinkoje komentarų, kad oi, tu čia taip šokinėji iš vieno darbo į kitą, iš vienos rolės į kitą. Čia, žinok, tavo gyvenimo aprašyme gerai neatrodo kas metus kažką keisti, tai jau čia greitai tavęs niekur nebekvies. Ir tokio truputį ne tai, kad padrasinimo, bet kaip tik bandymo atitraukti nuo tų idėjų kartais net būdavo. Kas mane vis dėlto paskatino eiti tokiu būdu, kaip man atrodo teisinga, tai vienas pokalbis su tokia vadovė iš Švedijos, kai dirbau Nasdaq'e dar. Tai pas mus atvažiavo švedų komanda ir mes tiesiog kalbėjomės prie kavos per jų vadinamą fiką, kas yra labai svarbi dienos dalis, kas žino, tas žino. Tai mes kalbėjomės iš tikrųjų apie tuos planus ir aš tuo metu dar studentė buvau ir jau sakiau, kad 10 metų bėgi, jeigu pasiseks, tai anksčiau aš tave matau tik kaip vadovę. Ir iš manęs, aišku, nusijuokė ir sako, viskas gerai su šita ambicija, bet tada tau turbūt reikės adaptuoti arba ambiciją, arba timeline'ą iš esmės. Nes sako, vienoj corporate įmoniai užaugti į top leadershipą tiesiog yra labai sunku. Yra tokių istorijų, bet yra labai daug ir kitų faktorių. Ir sako,
dažniau žmonės išeina, užauga ir grįžta kartais netgi tas pačias įmonės vėliau vadovauti, jeigu tau labai patinka šitą įmonę, bet jeigu tu tą nori padaryti greitai, ir jos, sakim, ten 10 metų atrodė labai greitai nuo studentės iki top leadershipo, tai tikėtina, kad reikės aukti greitesniu tempu, negu tu gali aukti vienoje įmonėje. Ir tam pokalbį galbūt mano fokusas pačios, ką aš išgirdau, tai buvo ne ten išeiti, grįžti ar darytis kažkokią strategiją, kaip man tapti būtent to įmonėje, to vadovė, bet aš išgirdau tą žodį aukti. Ir man jisai labai surezonavo ir iš tikrųjų surezonavo visų pirma kaip asmenybei, nes man visada labai patiko mokytis ir pats procesas mokymosi man buvo įdomus, ar ne? Bet tuo pačiu aš supratau, kad tai turi tapti mano atrankos kriterijumi, renkantis, ką aš darau toliau, jeigu aš noriu pasiekti, ko aš noriu pasiekti. Ir iš esmės nuo tos akimirkos aš ėjau ten, kur aš jaučiausi, kad aš galiu išmokti man įdomiausių dalykų, ir tą akimirką, kai aš jausdavausi, kad aš nebesimokau man įdomių dalykų, tai aš kažką keisdavau. Ir tai nebuvo kažkoks faktorius algos, ar ne, kad kitą kartą galbūt tai net nebūtinai padeda, tai nebuvo kažkoks faktorius rolės, titulo. Ir per tuos 7 metus buvo tikrai, kad ten iš senior specialistų pereinu į juniorus, iš ten aukštesnės algos pereinu į žemesnę, visiškai nesvarbu, einu ten, kur aš galiu mokytis įdomiausių dalykų ir bildinti savo tą ne rolių portfolio, kad atrodytų logiškai ir bet kas pamatęs suprastų, kodėl mano karjera taip atrodė, bet savo žinių portfolio kažkokį. Tai vat, ir kol kas visai manau, kad gerai sekasi. Taip, iš tikrųjų, aš galvoju dar prieš tos pačius 10 metų, manau, kad buvo labai populiaru Lietuvoje, kai tu turi būti apsisprendęs jau 12 klasiai, kad geriau dar anksčiau, ką tu veiksi, tu eini kryptingai studijuoti ir tu tą dirbi, ir tas pakeitimas savo karjeros, jau kai tu pradėjai dirbti, tikrai nebuvo dažnas atvejis, arba netgi studijų metu, jeigu tu nusprendi mesti ir studijuoti kažką visiškai kito, na, tikrai žmonės pakankamai kreivai žiūrėdavo. Nes būdavo tokių, manau, ir paskatinimų ir iš tėvų, ir kažkokios artimos aplinkos, kad taip turėtų būti. Toks turėtų būti tavo kelias, ir jeigu tu kažką darai kitaip, tai čia nelabai gerai. Ir tikrai turiu ir dabar aplinkoje žmonių, kurie ėjo to tokiu pirminiu keliu, kur tu paminėjai gal priešingybę, kur tu pradedi ir tu stengiasi visą laiką kilti aukščiau, ir jie kažkurio metu atsidūrė ten, kur iš tikrųjų tai nėra tai, ką tu norėjai daryti, bet tu net nesupratai. Tu galbūt pakeliui bandėjai siekti tais karjeros laiptais, kurie buvo lyg ir numatyti, tu pasiekiai ir supratai, kad tai ne tai, ką tu nori veikti. Ir tavo atvejs, kai tu sakei, iš senior į junior rolę perėjai ir atlyginimo klausimą, nesukai dėl to taip smarkiai galvos. Jis leidė tau pagaliau suprasti, ką tu nori veikti. Ir tai yra puiku, nes aš manau, kad daugybė žmonių nežino. Aš pavydžiu tiem, kurie iš tikrųjų nuo mokyklos laikų žino, bet aš irgi ne iš tų žmonių. Ir kas man patinka, netgi toj pačioj, pavyzdžiui, IT srity dirbti, man užtruko suprasti, 7 kokius metus. Kai tu supranti, kas iš tikrųjų tau labiausiai tinka, labiausiai tau norisi padaryti. Ir iš tikrųjų kartais tu net negali žinoti, kuo tu norėsi būti, nes pavyzdžiui, kur mane atvedė mano kelias, tai tarkim Agile coach rolės ir dabar nelabai kaip ir yra išmokti, ar ne? Nėra kažkokios programos, kuri to mokytų, nėra kažkokių privačių treningų, tu gali gauti kažkokį sertifikatą, bet tai nėra oficiali edukacinės sistemos dalis, ar ne? Išmokti būti specialistų šitoje vietoje. Ir dar kas, manau, yra svarbu, tai kad net jeigu žmogus keičia erdves, kur jisai dirba, ar ne, net jeigu jisai keičia rolės, tai nereiškia, kad šitoje vietoje aš nukertu, ar ne, ir čionais pradedu visiškai naujo, tarsi būčiau žalias ir mano tų žinių nebelieka. Dėl to, kad aš kai žiūriu atgal, aš manau, kad kiekviena iš mano patirčių šiuo metu man padeda daryti tai, ką aš dariau. Nuo
praktikos Investuok Lietuvoje, kur aš mokiausi rašyti pitchus emailais, kviesdama žurnalistus aplankyti Lietuvą, kur atrodo, ko man čia dabar IT padės, bet dabar reikia versle pitchus rašyti ir selint ir žiauriai gerai mokėti, gerai rašyti. Iki ten to paties Nasdaqo, kur yra aplinka ar ne, kur galbūt tas fail fast požiūris netinka ir ne visada tu gali sau leisti klysti ir yra labai reguliuojama aplinka ir kaip tada būti efektyviam ir ką daryti, iki aplinkų, kur perėjau per, tarkim, augimą nuo startupo iki scale-upo, kas nutinka, kai įmonėje visiškai pasikeičia dydis ten 3-4 kartus ir žmonės sako, aš ne čia atėjau dirbti, čia dabar visiškai kitaip ir ką man su to daryti ir kaip adaptuoti procesus ir iš to chaoso ir realiai kažkokio, nežinau, vakumo, kur žmonėms užtekdavo prie kavos pasikalbėti ir jiem jau viskas veikdavo, pereiti prie kažkokios sistemos ar ne, ir sistemos kūrimo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Netgi, sakyčiau, motinystė irgi buvo labai stipriai auginanti prie tokia kaip ir patirtis ir daug ko mane išmokė, ko aš dabar iš tikrųjų naudoju ir darbe, pradedant emociniu intelektu ir mokėjimo sekundės dalimi nuskaityti kambarį ir matyti, kas atėjo susierzinęs, kas atėjo pasiruošęs ginčytis, kas atėjo pasiruošęs susitarti ir kaip sufasilituoti tą pokalbį produktyviai, iki tokio labai tvirto žinojimo, kad ir kas nutiktų, vis tiek kažkaip pavyks. Ir turbūt šita dalis gal netgi iš visų mano patirčių netgi stipriausiai iš motinystės ir atėjo, kad, sakykime, kai tu darai bet ką kitą gyvenime ir nepavyksta, tarsi savo gali leisti mesti. Nepavyko, nebepatinka, tai gal aš kažkurio momentu atsitrauksiu. Motinystai nelabai yra kelio atgal, kaip atsitraukti, net jeigu ten tuo metu kažkaip yra sunku, vis tiek turi rasti būdą pereiti tą situaciją, eiti tolyn ir tą daryti kažkaip taip, kaip tu pasirinkai daryti, ten mūsų atveju ten švelniai ir netraumuojant vaikų, kiek įmanoma. Tai iš esmės tas žinojimas, kad ir kas nutiktų, reikės rasti išeitį, jisai duoda labai daug drąsos. Ir tos drąsos turbūt reikia ir ten priemant sprendimą, pavyzdžiui, kurti verslą. Taip, aš iš tavim visiškai sutinku, kad vaikų auginimas tave išmokina iš tikrųjų pakankamai nemažai ir įvairių softinių skillsų. Ir tai, kaip tu paminėjai, tu gali kažką mesti, kai tu dirbi, tai gali pakeisti darbą, tu gali pasimti atostogų, išvažiuoti, padaryti pertrauką. Tėvystėje taip nėra. Ir tu, jeigu matai, kad kažkas yra taip, kad tavęs netenkina, tu supranti, kad tu turi keisti save. Vadinasi, tu turi keisti savo požiūrį, kažkokį savo elgesį, nes tu esi suaugęs žmogus ir šitoje vietoje nėra visiškai jokių kitų pasirinkimų. Tai tas tikrai praturtina ir manau, kad labai daug dalykų vėliau yra lengviau. Visas prioritizavimo klausimas, visas, kaip tu sakei, nuskaityti kambarį, suprasti tas emocijas, iš tikrųjų labai labai padeda. O kalbant apie vadovavimą, man atrodo, kad labai smagu, kai žmonės turi įvairios patirties prieš pradedant vadovauti kažkam, nes tu esi matęs daug visko. Ir daug visko gero, ir nebūtinai labai gero, ir tu iš to mokaisi. Ir ne visada manau, kad žmonės, kurie kūrė savo verslą, nežinau, būdami 20, turi tiek daug įžvalgų, ir turi tiek daug patirties, nuo kurios gali atsispirti. Ir mano nuomonė, jei galbūt tikrai yra subjektyvi nuomonė, kad žmonės, kurie turėjo patirties kitokios, kurie yra dirbę kažkur kitur, galbūt jiem yra tiesiog lengviau. Nes tu jau esi suformuotas kažkokių kitų patirčių ir tu jau žinai, kas tau tinka, kas tau nepatinka. Ir kaip tu pats norėtum daryti. Pritariu irgi subjektyvę nuomonę, bet kur man padeda tos patirtis konkrečiai. Manau, kad vadovai, kurie pradėjo 20, jie pasakytų, kodėl jiem padeda jų patirtis iš karto būnant vadovais, bet mano atveju tai iš tikrųjų aš geriau pažįstu save, labiausiai dėl to, ar ne, kad kadangi aš buvau skirtingose situacijose, aš geriau žinau, kur yra mano, vadinkim, triggeriai
Ir man atrodo, kad lyderystė labai stipriai yra apie visų pirma tą self-awareness. Ta prasme, kad tu labai gerai žinai, kaip tu jautiesi tam tikrose situacijose, kokios emocijos tave užvaldo ir gebėjimas tą dalyką atskirti nuo situacijos ir reaguoti ne į savo emocijas, ne į kažkokius praeities triggerius, kurie galbūt užsidega tam tikrose situacijose, bet būtent į tuo metu esančią problemą, kurią reikia išspręsti, ar ne, ir sukuria tokį labai gerą fokusą. Tai va tos patirtis tą tikrai padeda padaryti. Bet net jei tų patirčių nėra, vadovai tikrai gali tapti puikiais vadovais, kai kurie iš knygų, kai kurie iš kursų, kai kurie galbūt iš savo vidinio noro, kas manau yra svarbu, nepaisant, kada prasidėjo vadovo kelias, tai yra noras augti. Nes nėra kažkokio galutinio būdo būti vadovu, ar ne, kad tai yra nuolat augantis sritis, nuolat atsiranda naujų įžvalgų ir mes, pavyzdžiui, kai dirbam su vadovais, tai mes naudojam labai platų spektrą kažkokios informacijos, ar ne, nuo ten psichologijos iki kažkokių konkrečių komandos auginimo dalykų, iki žmogaus kažkokio ryšio kūrimo ir iki verslo suvokimo. Tai tos teorijos yra iš skirtingų sričių ir jos visos susipina į tą vieną lyderio rolę. Ir tol, kol žmogus nori mokytis, tai jisai rauks kaip vadovas. Svarbu turbūt neteiti tą akimirką, kur tu atsisėdi ir, tai aš jau vadovas, aš jau viską padariau, dabar klausykit manęs. Taip, čia yra visiška tiesa. Svarbiausia noras augti, noras, kad kažkas būtų geriau negu yra dabar. Tiesiog, ko daugiau patirties turi, to galbūt daugiau supranti, kiek iš tikrųjų tai yra svarbu ir kiek tu pats nenorėtum būti tas toks vadovas, kuris tiesiog nusprendė, kad aš vadovas, that's it. Taip. My job is done here. Tai taip, tas tiesa. O sakyk, tu pati paaugai per tos 10 metų, kaip tu pasisakei. Prieš 10 metų jau galvojai apie tai, kad norėtum savo verslą, norėtum būti vadovė. O kaip manai pati rinka? Vat būtent tam verslui, tam, ką jūs darot dabar. Ar pasikeitė poreikis? Iš tikrųjų, kai aš nebuvau vadovė, tai aš net ir nežinau, kiek buvo poreikio tiem konsultantam, nes aš pati buvau, ar ne, tuo metu analitikė. Bet iš to, kiek teko kalbėtis, tai poreikis didėja, nes galbūt mes gyvenam geriau. Aš nežinau, ar poreikio nebuvo, aš tiesiog galvoju, kad ne visada mes galbūt galėjom savo leisti tiek investuoti į augimą ir į kažkokius žmonės, kurie padėtų mums augti. Tai šitoje vietoje mes tikrai manau, kad šiuo metu gyvenam geriausiai, kaip kada nors Lietuva yra gyvenus ir mes turim visas galimybės ieškoti būdų augti patiems, auginti savo įmonės ir visą laiką yra galimybė padaryti geriau. Ir kas yra tikrai dabar labai įdomu ir ką mes pastebim rinkoje, kad nėra taip, kad į mus kreipiasi įmonės, kurios jaučiasi, kad jiem kažkas nesiseka. Na taip, visos įmonės turi problemų, bet labai dažnai kreipiasi įmonės, kurios sako, mes gerai viską kaip ir darom, ar ne, mums viskas sekasi, bet mes manom, kad galim dar geriau, nes mes matom tą potencialą, ar ne. Ir šitoje vietoje nebesugalvojam patys, kaip tą potencialą išnaudoti, ar ne, kad savo resursais mes jau pakankamai gerai kuriam vertę savo klientą, mūsų rinka žino, dėl to ir galim sau leisti iš esmės samdytis kažkokią pagalbą, bet norime tą potencialą išnaudoti dar geriau. Tai tikrai nėra, kad esam ties bedugnės kraštu ir ieško, kaip išsigelbėti, nors galbūt ir tada galėtume padėti. Tai tas suvokimas, kad visą laiką galima geriau, yra labai šaunus ir galbūt dar kas pasikeitė, tai kad tikrai rinka pradeda matyti daugiau galimybių globaliai, gal vadinkim taip, kad vis daugiau matom pavyzdžių, kai įmonės bendradarbiauja su kažkokiais coachais, konsultantais iš skirtingų pasaulio valstybių, priklausomai nuo to, kas jiem yra kultūriškai artima, kas jiem yra
galbūt jų pasiūlymuose aktualu ir patrauklu. Ir lygiai taip pat mes susilaukiam užklausų ne tik iš Lietuvos rinkos, bet ir iš kitų rinkų, ypač Skandinavijos, bet ir ne tik, pagal tai, kas matyti jam yra patrauklu ir patinka mūsų pasiūlymuose. Tai toksai suvokimas, kad nebėra čia tik mūsų ratas, bet mes esam toj globalioj ekosistemai, vėlgi galim sau leisti. Irgi, sakyčiau, visai smagiai veikia, nes vėlgi praplečia tas galimybės mokytis, išeini iš savo tos lokalios smėlio dėžės, pamatai, kad iš tikrųjų tai problemos gan panašios, bet smagu sužinoti, kad ir kitiem panašiai, ne tik čia Lietuvoje. Tai va, ir tokią platesnę perspektyvą tikrai duoda. Tu čia net kelis dalykus paminėjai ir visi iš tikrųjų nurodo, kad Lietuva kaip šalis auga ir tai, kad mes tikrai neatsiliekam jau nuo kitų šalių, kas buvo prieš 10 metų ir kas yra dabar, yra tikrai labai didelis skirtumas, tų visų tarptautinių įmonių kiekio, to bendradarbiavimo, tas yra be galo smagu. Ir tikriausiai labai yra buitinis pavyzdys, mes norime, kad žmonės galėtų daryti tai, ką jie moka daryti geriausia, ir netgi namie tu kvieti elektriką, jeigu tau kažkas yra negerai, arba kvieti santechniką, jeigu reikia kažką sutaisyti, nes tu supranti, kad tau nebūtina bandyti pačiam visko padaryti dėl įvairių priežasčių, tiek dėl to, kad tu nebūtinai gerai tai padarysi ir yra žmonės, kurie apie tai supranta geriau negu tu. Kitas dalykas, kad tu geriau gyveni ir gali sau leisti tą daryti. Tai tas pats matyti yra ir čia, įmonės ko toliau, to daugiau gali sau leisti, nebebūtina savo visų procesų patiems pasidaryti, nebebūtina patiems susisamdyti žmonės, tu gali paprašyti kažkokios pagalbos iš išorės, yra ir tokių paslaugų. Ir kitas dalykas, labai smagu girdėti, kad žmonės kviečiasi ne dėl to, kad jie turi kažkokią problemą, o dėl to, kad jie tiesiog nori tobulėti. Jie nori, kad būtų geriau ir mano, kad žmonės, kurie specializuojasi, gali būti naudingi. Tai iš tikrųjų labai smagu tą girdėti, nes vis tiek tu nori, kad tavo šaliai sektųsi, kad tai būtų tikrai moderni šalis, kuri ne tik, kad neatsilieka, bet ir gali kažką pasiūlyti, gali padėti ir tą bendradarbiavimą turėti su kitom įmonėm. O sakyk, kas manai buvo sunkiausia? Va visų, ar šių metų galbūt eigoje, ar kai ėjote link to, kad bandom daryti? Taip, iš tikrųjų, kai jau atėjo ta akimirka, kai nusprendžiau, kad bandom, tai aš šiek tiek turėjau patirties kaip konsultantė. Aš nešokau iš samdomos darbuotojos iš karto į verslą. Pradžioje man pasiūlė pabūti konsultantė ir pasižiūrėti, kaip apskritai veikia ir konsultavimo dalykas yra man, ne man. Ir iš tos patirties aš jau jaučiausi pakankamai drąsiai siūlyti savo konsultacijas. Tai susiradau visų pirma partnerę, nes man atrodė, kad labai sunku yra mąstyti vienam. Ir, kaip aš sakau, kitą kartą tiesiog garsiai pasakyti idėjas ir gauti feedbacką jau yra labai labai didelė pagalba. Ir kalbėti su veidrodžiu, arba dabar, kur žmonės kalbasi su dirbtiniu intelektu galbūt, bet tai vis tiek nėra taip efektyvu ir dvi galvas geriau. Tai buvo labai labai smagu rasti partnerę, kuriuo galiu pasitikėti 100% ir tai suteikia daug drąsos. O dabar turbūt, žinai, tas pasakymas batsiuvys be batų, tai einame pas įmonės mokyti juos, kaip būti strategiškiems, ar ne, kuriuose vietose laike, ar ne, verta pereiti nuo oportunizmo į kažkokius ilgalaikius planus, kaip dirbti taip, kad galėtum pasiūlyti klientui, ko jam iš tikrųjų reikia, nes kartais klientai net nežino, ko jam reikia, ar ne, iteruoti, mokytis ir taip toliau. Ir pačiam kartais rasti laiko sukurti gerą strategiją yra sudėtinga. Aišku, kaip ir minėjai, dabar yra labai daug pagalbos iš išorės, tai daug dalykų ir rolių galima nedaryti pačiam ir turbūt nebėra ta situacija kaip anksčiau, ar ne, kad aš esu vadovas, bet ten ir iš tikrųjų ten ofisiuką prasišluoju ir pats ten rašau marketingo idėjas ir pats selinu, kažkiek yra, bet tikrai daug mažiau nei anksčiau.
Tai tas gal netaip sunku, bet laiko prasme tai yra sudėtinga, nes iš esmės vienu metu, tarkim mano atveju, aš vis dar esu ir vadovė, ir specialistė, konsultantė, kuri ateina ir padeda įmonėms augti ir geriau kurti produktus. Ir šitoje vietoje, žongliruoti yra iššūkis. Kas vis dėlto yra visai įdomu, tai kad kai aš išėjau iš konsultingo, kuriame buvau samdoma konsultantė, nesvarbu, kad aš konsultavau absoliučiai tą patį dalyką, ką konsultuoju ir dabar. Į savo verslą, kai aš turiu pilną atsakomybę už patį verslą ir įmonę, aš pajutau, kad tarp manęs ir kitų vadovų, su kuriais mes dirbam, atsirado daug stipresnis ryšys. Ir tas ryšys, jisai turbūt kuriasi ne iš kažkokio ten titulo ar rolius, nes kartais jie net nežino, kad aš ir esu tos įmonės vadovė, aš tiesiog sakau, aš ateisiu ir padėsiu jums. Bet turbūt iš mano empatijos tiem vadovam, nes kai ateini į įmonę, visada yra 100 dalykų, kuriuos jie turi padaryti. Yra labai daug įsipareigojimų klientams, stakeholderiam. Ir šalia to rasti laiko mokytis, rasti laiko peržiūrėti produkto strategiją arba daryti kitus dalykus, kurie nedega dabar, jie galbūt degs vėliau, bet šią akimirką jie nedega ir tai labai sunku juos sugretinti ir jiem rasti laiko, kad yra daug dalykų, kurie dega dabar, o galbūt jau vakar turėjo būti padaryti. Ir toj vietoj mes dabar turim labai stiprų ryšį, ar ne? Nes aš suprantu, kaip yra sunku, yra to laiko jiem rasti, ar ne? Ir kaip tą dalyką vis tiek sugebėti prioritizuoti. Tai kažkaip mes tada vienas kitą paskatinam ir vis tiek randam to laiko prioritizuoti strategiją ir kažkokį ilgą laikį augimą. Taip, mūsų empatija auga, keičiasi priklausomai nuo mūsų patirčių. Prieš tai tiesiog, kai su to nesusiduri, tu nelabai supranti, tu nelabai matai tą kasdienybę ir matydamas vadovą, tu labai apie daug ką nepagalvoji. Šituo atveju tu eini per tą patį kasdien ir tu pati žinai, kaip yra sudėtinga, kiek visko reikia padaryti ir apie ką žinoti. O sakyk, tu minėjai partnerę ir apie tai, kad smagu turėti kažką, su ko galima tiesiog pasišnekėti, aptarti idėjas, jomis pasidalinti, o įgūdžių prasme, jūs esat skirtingų įgūdžių turinti žmonės, ar jūs panašius dalykus darėte iki šiol? Ir taip ir ne. Iš tikrųjų, pradėjau galvoti, nuo kurios pusės čia vienodai arba skirtingi tie įgūdžiai. Dėl to, kad viena vertus mano partnerė irgi yra labai stipri konsultantė, ar ne? Ji puikiai išmano agile praktikas, puikiai išmano lyderystės temas, tai mes abi einame ir padedame klientams. Iš kitos pusės mes turime galbūt skirtingus talentus ir vieną kitą papildom tuo tokiu holistiniu mąstymu, nes aš galbūt labiau matau visumą, ji geriau pamato detalės ir šitoje vietoje mes galime vieną kitą papildyti. Taip, čia yra geriausia. Kai jūs abi galite daryti tai, ko reikia ir papildomai prisidėti iš savo stipriųjų pusių. O užtenka rankų? Arba po metų jaučiat, kad gal jūs dviese jau ir nepavežat? Iš tikrųjų jau pagalvojom apie tai tikrai. Ir šiemet jau po truputį kalbamės su skirtingais žmonėmis. Nežinau, mano naujų metų noras turbūt mūsų verslui būtų sutikti labai smalsų žmogų, tiesiog nesvarbu iš kokios srities, tiesiog labai smalsų žmogų, kuris norėtų save išbandyti IT srityje, tai čia būtų geriausia šių metų pažintis turbūt. Nes aš manau, kad galima bet kokiam žmogui užaugti, tiesiog augti reikės greitai ir aš tikrai žinau, kad augti yra lengviau, kai žmogus iš prigimties mėgsta domėtis dalykais ir rinkti informaciją ir nekvestionuoti, kur aš ją panaudosiu. Tiesiog ją rinkti ir ta informacija vėliau anksčiau ir vėliau dažniausiai praverčia vis tiek. Tai jeigu susipažinčiau su tokiu
labai smalsiu žmogumi, kuriam įdomu IT būtų labai įdomu kartu padirbti. Taip, aš suprantu, kartais reikia tiesiog tų papildomų rankų ir tu gali padėti užaugti. Tiesiog tas noras yra svarbus ir aš manau, kad kuo toliau, to labiau mes ir žiūrime į tai, samdydami žmonės, bent jau aš tikiuosi, kad tai tikrai nėra vien kažkokias techninės žinias, kažką, kad tu turėtum žinoti dirbdamas darbą, bet ir daugybė tų softinių skillsų, kad visų pirma, kaip tu minėjai, tu norėtum tobulėti, mokytis, tu būtum gera komandos dalis, su tavim būtų lengva dirbti ir tai yra tie įgūdžiai, kuriuos aš asmeniškai irgi labai vertinu. Ir visą laiką, kiek teko rinkti komandas, kiek teko rinkti žmonės, su kuriais norėjai dirbti, tai taip, tu nori to žmogaus, kurio akis dar dega, kuris nori kažką daryti, o ne to žmogaus, kuris jau viską moka, bet jam jau liūdna kasdien. Taip, ir iš tikrųjų konkrečiai mūsų versle, kai mes kalbame apie konsultacijų verslą, tai viena didžiausių pridėtinių verčių yra gebėjimas įkontekstinti ir pritaikyti informaciją skirtingiam klientam. Nes knygą pasiskaityti gali jie patys, ar ne? Dažniausiai tai yra labai sumanus ir protingi žmonės. Ir tas įkontekstinimas kaip įgūdis ir kaip paslauga, kurią mes siūlom, jisai yra įmanomas, kai tu gebi perkelti informaciją, ar ne, iš vienos aplinkos į kitą ir pamatyti, kaip ji vis dar gali būti panaudojama. Ir iš tikrųjų šiais laikais tai yra visai problema. Ir kaip tik čia klausiau, pristatė vieną tyrimą, kuriame, man atrodo, amerikiečių vaikus šnekino ir koks buvo įdomi buvo įžvalga, kad vaikai, kurie puikiai geba apskaičiuoti, tarkim, matematinius uždavinius, tokius kaip kvadrato, plotą, tūrį ir panašiai, nesugeba to pritaikyti savo realioje aplinkoje. Ten, tarkim, jeigu reikia tūrio, ten kažkokiais mililitrais kažką pasimatuoti, ten kilimą nusipirkti, plotą apsiskaičiuoti ar pačius paprasčiausius dalykus, ar ne. Tai reiškia, kad yra sunku informaciją perkelti į kitą kontekstą, net jeigu tu turi tą įgūdį techniškai. Tai kai aš įsivaizduoju, ar ne, ir labai greit pasimato, jeigu žmogus yra smalsus, jis dažniausiai jau turi tokį gan platų spektrą žinių ir jam yra lengviau įkontekstinti dažnu atveju, nes jisai tų kontekstų daugiau turi, ar ne, daugiau taškų, kurios gali sujungti. Tai vat, o jeigu žmogus visą laiką buvo tik vienoje srityje, jam tai gali būti sunkiau, bet visą laiką viskas įmanoma, tai nenurašom tikrai jokių patirčių. Taip, tas yra savaime suprantama. Visi žmonės yra verti su jais pakalbėti ir suprasti, ar atrodo, kad jom tiktų kartu dirbti. O sakyk, visa ta pati pradžia, kaip jūs pradėjote, ar buvo sunku pradėti rasti tos pirmus klientus? Nes aš manau, kad čia irgi daug kam yra tokia pakankamai daug kam sudėtingas klausimas. Tu norėtum, tu turi idėją, bet tu galvoji, o tai ar kažkam reikia to? Kaip aš galėčiau rasti tos žmonės, kaip aš galėčiau rasti tos pirmus klientus, kad galėčiau suburti savo portfolio, kurį paskui galėčiau jau rodyti ir tai būtų lengviau pasiekti kitus. Iš tikrųjų, tai pirmiausia, klientai pradėjo eiti pas mane ir tada aš sugalvojau, kad aš galiu daryti savo verslą. Tai ta pradžia galbūt buvo netgi pastumėta poreikio anksčiau negu mano pasiūlos, ar ne, kad aš dariau savo darbus ir jaučiausi saugiam burbule ir tiesiog pradėjo eiti pas mane žmonės klausdami, ar galėčiau su jais bendradarbiauti. Ir po kažkurio laiko, kai tų užklausų pasidarė pakankamas kiekis ir aš jas vis turėdavau tarsi jom atsakyti, ar ne, kad ne, aš darau kažkokius kitus dalykus, aš pradėjau jaustis, kad kai kurie iš tų kvietimų man tikrai buvo įdomus, bet aš jau turėjau atsisakyti dėl to, kad mane varžo mano šiuometiniai įsipareigojimai ir ne kažkokiem kitiem klientam, galbūt kitom rinkom, galbūt kažkokie kiti teisiniai susitarimai, ne konkuravimo ir panašiai. Ir iš to atėjo poreikis, kad galbūt jeigu aš turėčiau savo konsultacinę veiklą, tai manęs tai taip stipriai neribotų ir būtų galima tiesiog daugiau ir įdomiau darbuotis. Ir kaip ir sakiau, kadangi mano
pastarųjų N metų rodiklis, ką aš noriu veikti toliau, buvo galimybė augti. Tai šitoje vietoje realiai taip ir buvo. Vienoje pusėje buvo, kad gerai, dabar aš turiu stabilią algą, taip, tai yra konsultacinė veikla, bet jeigu klientų neateina, ten gali būti mėnesį, gali būti 2, kartais įvyksta tie prasilenkimai, visiškai ne mano galvos skausmas, aš vis tiek savo algą gausiu, ar ne, kur tų klientų surasti ne mano galvos skausmas ir panašiai. Tai tikrai daug saugiau, bet tuo pačiu aš esu apribota kontekstu, ar ne, nes mano kontekstas buvo automobilių industrija tuo metu, kai aš dirbau konsultante. Ir tada, kai aš pradėjau matyti, kiek skirtingų kitų dalykų aš galėčiau nuveikti, jeigu manęs neribotų industrija, jeigu manęs neribotų taip stipriai lokalės, kaip ir minėjau, dabar ta konsultacinė veikla labai globalėja, tai šitoje vietoje tiesiog pamačiau augimo galimybę, pamačiau daugiau kontekstų, kuriuose galbūt nesu buvus, ir taip gimė mūsų įmonė Fragile. Čia yra geras startas, kai tu pradedi iš tikrųjų nuo tos vietos, kad tu jau turi kažkokį užklausų, turi kažkokių klientų, tu geriau jautiesi tiesiog labiau pasitikintis savo jėgomis. Tu dabar minėjai, kad yra ir lokalės galimybės, ir globalės galimybės. O sakyk, kiek iš tikrųjų yra to bendravimo dabar su klientais gyvai, kiek yra remote bendravimo, kokios yra jūsų taktikos? Iš tikrųjų, remote bendravimo yra daugiau negu gyvai. Ir ne tik su tarptautiniais klientais, bet dažnu atveju ir su tais, kurie yra Lietuvoje, dėl to, kad ne tiek daug komandų turi vien lietuviškas developerių ar ne lokacijas. Tai ir lyderių komandos dažniausiai irgi būna tam tikras miksas. Tai gali būti, kad įmonė registruota vienoje valstybėje, dalis inžinierių yra Lietuvoje, dalis inžinierių yra kitose valstybėse. Ir tokiu atveju, tam, kad būtų geresnė įtrauktis, tai mes kaip ir turim tą sąlygą, kad jeigu vienas yra remote, tai mes visi esam remote. Net jeigu mes ateiname, ten dalis žmonių ateina į office ar ne, mes vis tiek tuomet jungiamės, kiekvienas tarsi būtume remote, nes kitu atveju iš esmės yra prastinama patirtis ir nebegali įsitraukti tie žmonės, kurie nėra kartu ir atsiranda didelis skirtumas, ar ne, tarp tų, kurie gali bendrauti gyvai ir čia pajokauti ir kažką pakuždėti jausi versus tik tai online. Tai iš tikrųjų, to remote setupo yra labai daug. Kažkiek turime žaidimų, tam tikrų team buildingų mokymų pasidarė ir gyviem susitikimam, jeigu yra poreikis, bet labai daug dalykų yra persikelia už ekrano, net jeigu COVID laikai baigėsi. Taip, čia yra tiesa, jeigu tu nori įtraukti visus, tai turi būti remotas, net ir dėl vieno žmogaus, nes kitaip tu tikrai, tas žmogus jaučiasi atstumtas ir tu negali subildinti geros komandos, negali turėti gerą procesą, jeigu ne visi tame dalyvauja. O kaip atrodo jūsų darbas labiau? Jūs ateinat, tarkim, mėnesiui, padarote kažkokias įžvalgas, pažiūrėję, kaip komandos dirba, darot savo pasiūlymus. Ar čia yra labiau toks tęstinis darbas, jūs tarsi esat visą laiką? Jeigu jūs kažką padarėt, paskui galbūt kyla klausimų, jūs vėl susiskambinat, ar jūs taip jaučiatės, kad jūs ateinat kažkokiam darbui, ar jūs tampate tarsi tos įmonės dalimi? Iš tikrųjų, yra buvę ir taip, ir taip. Tai čia gerų pavyzdžių pasakai. Yra įmonių, kurios pasikviečia mus grinai kažkokie mokymam. Tačiau, kaip mes žinome, kada žmonės kažką išgirsta vieną kartą, labai retai jam pavyksta iš karto viską pritaikyti ir viską įsiminti. Tai dažniausiai mūsų mokymai būna išskirtiniai tuo, kad po mokymų mes dar turim kažkiek laiko, priklausomai nuo komandos, nuo problemos, kurias jie nori adresuoti, tam tikras įkontekstinimo sesijas, vadinkim taip. Tai mes grįžtame pas klientą ir iš esmės padedam suprasti tą informaciją, kurią jie girdėjo, pasižiūrėti, kur ją galima naudoti, kada ją galima naudoti su jų realiais duomenimis, su jų realiu produktu, ar ne, tam, kad tikrai jie jaustųsi, kad jie pasimokė. Tai čia yra pats paprasčiausias variantas. Kiti variantai yra
šiek tiek ilgesni, tai nuo pusmečio iki gali būti ir metai ir daugiau, tam tikras konsultavimo periodas. Dažniausiai tokie ilgesni periodai yra sutarimi, kai norima pakeisti ne kažkokį vieną dalyką, pavyzdžiui, vienos komandos performance, kažkokį santykį konkretų, kažkokio vieno produkto ar ne kokybę ar kitą problemą, bet apskritai kaip funkcionuoja organizacija. Ir čia jau mes kalbam apie tą dalį, kur sakom, kad mes ateinam sistemiškai ir holistiškai pasižiūrėti į organizaciją kaip į organizmą ir nuo galvos iki kojų ar ne tam delivery procese, kur gimsta jų vertė, persiguoti. Ir tai dažnai būna struktūriniai pokyčiai, tai dažnai būna kažkokie, sakau, kaip mes kuriam produktą, strateginiai, dizaino pokyčiai, kokybės pokyčiai, ar ne. Ir tam jau reikia daugiau laiko. Kai kur ir techniškai šiek tiek pakonsultuojam, ypač jeigu yra kažkokių priklausomybių, kurios trukdo komandom, ar ne, sistemingiau geriau deliverinti. Ir kažkurio momentu, kada mes išsprendžiam problemas, kurias norėjom išspręsti, pasiekėm rezultatus, tada jau įmonės gali nuspręsti, kaip jas nori. Ir kai kurios įmonės sako, ačiū, čia mes pasiekėm, ką norėjom ir labai malonu buvo kartu. O kitos įmonės sako, na, mes kaip ir pasiekėm, ko norėjom, bet ar galit mus dar palaikyti už rankos kažkiek laiko. Ir mes tada susitarėm, kad kažkiek laiko dar galėsim juos pasuportinti, bet jau ne taip intensyviai. O kaip reaguoja patys darbuotojai? Vadovai nori pokyčių, kažkokio tobulėjimo, o kai iš tikrųjų ateini su tai pas to žmonės, su kuriais reikės galbūt netgi kasdien, kurį laiką dirbti, kaip jie reaguoja? Iš tikrųjų įvairiai, labai svarbu, kaip vadovai pristato šitą idėją. Ar ne? Nes apskritai turbūt požiūris, kad pavyzdžiui, gerai, tai mes dabar jūs pasamdysim ir jūs sutvarkykit tas komandas, kurios ten kažkaip netaip dirba, mes tai viską gerai darom vadovai, ar ne, o jūs ten kažką magijos įžiebkit. Tai tada yra labai sunku, bet mūsų klientai yra šaunus tuo, kad jie taip nedaro. Dažniausiai jau, jeigu mes bendradarbiavom, tai kaip ir nuo pat pradžių pasikalbam, kad reikės vadovų įsitraukimo, pasikalbam, kaip tą idėją atnešti komandom ir mūsų požiūris dažniausiai ir yra tas, kad taip, visą laiką yra ką pagerinti, tai nereiškia, kad dabar jūs darot viską blogai, tai nereiškia, kad vadovai nėra jumis patenkinti, bet pasižiūrėkime kartu, kur yra mūsų galimybė tobulėti. Aišku, šita žinutė, ji turi ir pliusų, ir minusų. Pliusas yra, kad galbūt yra mažesnis priešinimasis, mažesnė baimė, ar ne, kai ateini su tokia žinutė. Kita vertus, tokia švelni žinutė, jinai nekuria to tokio sense of urgency, ar ne, kad mums dabar būtinai reikia įdėti daug pastangų į tą pokytį. Tai tada reikia su tuo šiek tiek padirbėti, kad vis dėlto laikas, per kurį mes darome pokytį, yra ribotas ir, na, kiek pasimsit, tiek pasimsit iš esmės per jį. Tačiau su sense of urgency bent jau man yra lengviau dirbti negu su komandos baime, kad galbūt čia dabar mes darom kažką ne taip, o galbūt čia įmoniai nesiseka, jeigu mes norim transformuotis, o kodėl čia iš viso aš turiu kažkam pasakoti, kaip aš dirbu, jeigu čia 20 metų jau taip dariau ir visiems viskas tiko. Tai dažniausiai geriau tą antrą problemą išspręsti, adresuoti, gauti komandos bajiną, o tada jau, kad reikia, na, truputėlį prioritizuoti šitą klausimą, jau mes susitvarkom su tą dalimi. Taip, nes man teko daryti kažką panašaus, tiesiog vienam iš darbų, aš jau žiūrėti, kaip sekasi dirbti kitom komandom, taip koks nepriklausomas stebėtojas, ką tiesiog daro, kaip jiems sekasi, ką galbūt galima būtų daryti geriau. Ir visą tą aš paskui aptarinėjau su vadovu, tiesiog kokios įžvalgos buvo iš mano pusės ir man atrodo, kad tik vienas komandos vadovas po to buvo priėjęs ir paklausęs, ką aš manau, ką būtų galima daryti geriau, nes jiems buvo įdomu. Visi kiti, manau, jautėsi šiek tiek
galbūt neužtikrinti, kad yra kažkas ir kažkas tarsi jos stebi. Nors jie mane puikiai pažinojo, aš net nebuvau konsultantė, aš buvau tos įmonės darbuotoja ir aš tiesiog irgi turėjau savo komandą. Tai tas ryšys, jis yra iš tikrųjų labai svarbus, jeigu tu nori tų kažkokių pokyčių pasiekti. Ir va čia dar pasakei, gal vieną momentą tik labai svarbu, kad yra pojūtis arba gali būti pojūtis, kad kažkas tave stebi. Tai, manau, irgi galbūt yra skirtumas su tuo, kaip tipiniai konsultantai ateina ar ne ir lieka tokie kaip ir pašaliniai stebėtojai. Mes, kai ateiname, mes stengiamės tapti komandos dalimi. Ir mes būname kartu su ta komanda, mes kartu kūrėme produktą, tuo metu, kai mes ateiname į įmonę, mes esam komandos dalis ir mes kartu tarsi augame. Tai yra tam tikri būdai, ar ne, irgi per lyderystės tam tikras praktikas, kaip kuriamas ryšys, kaip kuriamas bendrystės pojūtis, kaip kuriamas ir praktikuojamas tas bendras savininkiškumas, vadinkime, neatsakomybės jausmas ir kuriamas tas skin in the game, kad man tai irgi yra svarbu ir aš irgi rizikuoju tam tikrą prasme, ar ne, kad aš esu kartu su jumis. Tai dažniausiai pirmiausia mes investuojame į ryšį ir tik tada į pokytį. Ir net yra tas pasakymas, kad connection before correction, ar ne, kad pirmiausia mes turime sukurti ryšį tam, kad galėtume apskritai pradėti pasakoti, kokios yra mūsų įžvalgos ir kad galbūt kažką reikia pakeisti. Taip, tai yra labai teisingas požiūris, nes dažnu atveju konsultantas yra būtent tas žmogus, kuris ateina pakankamai iš šalies, net nesurinkęs tos visos informacijos apie tai, kaip įmonė dirba, apie tai, kokie čia yra žmonės ir ką jie veikia, ir pateikia savo pasiūlymus, tas pasiūlymus pateikia vadovam tarsi vadovai grįžta jau pas komandas, o komandos priešinasi, nes tai nebūtinai tinka ir to ryšio sukūrimo tikrai nėra. Tai kai pradedi nuo to, ką ir tu sakai, pradedi nuo ryšio, tu gali pasiekti smarkiai geresnių rezultatų ir jie yra, ko gero, tada nevienkartiniai, nes tu gali kažką padaryti, padėti, vėliau gal netgi grįžti, kai yra kažkokių kitų klausimų, nes tu jau turi ryšį ir tau jau yra lengviau dirbti ir tas tęstinis darbas gali būti su įmonėm kartu. Tai čia yra be galo gerai, jeigu taip gali daryti. O sakyk, ar darytum kažką kitaip? Dabar jau metus laiko jūs dirbate, jeigu žinotum visą tai, ką žinai dabar. Manau, kad ne, iš tikrųjų. Ir čia yra labai tokia apgalvota įžvalga, kad ne. Metų gale kaip tik tokią darėm refleksiją, tai tiek karjeros kelyje aš tikrai tikiu, kad nėra nepanaudojamų žinių ir man yra buvę situacijų, kur pavyzdžiui kalbame su inžinierių komanda ir jie yra užstrigę juodai kažkokioje diskusijoje ir nežino, kaip jiem įspręs problemą ir aš sėdžiu ir galvoju, iš tiesų esu mačius šitą problemą, bet visiškai kitam kontekste. Čia yra žurnalistikos viena praktika, kurią naudoja žurnalistai, tai gal aš ją galiu pasiūlyti inžinieriam. Ar dar kažkokie kiti dalykai. Tai iš esmės kiekviena situacija į kažko mokina ir manau tai siejasi ir su tuo, ką sakiau anksčiau, kad nesvarbu kada, jeigu yra kažkur viduj tas poreikis ar ne, kurti savo verslą ir iki šiol žmogus augo ar skirtingose sritise, ar darė karjerą vienoje linijoje tam karjer path ir suprato, kad tai ne tai, ko jis nori, vis tiek tos žinios jos kažkur bus naudingos. Taip, žinojimas jisai negali būti nenaudingas. Ir kažką tikrai pritaikai. Ir dabar turbūt aš esu kaip niekada laiminga, kad tas žinių bagažas yra labai platus, nes tai yra didžiulė pagalba ateinant į naujus kontekstus ir randant ryšį, kurį reikia sukurti gan greitai iš tikrųjų, nes laikas yra ribotas, su labai skirtingame kontekste esančiais klientais, ar ne? Tai va, tai šito vietoj, kaip ir manau, toliau sėkmingai neklausyčiau patarimo nešokinėti niekur ir būti vienoje vietoje. O verslo prasme,
100% pasiteisinusi idėja turėti partnerę, tai yra tikrai labai labai geras sprendimas ir jeigu baisu vienam, galbūt irgi kaip ir idėja, ką galima padaryti, tai ne vienam tai daryti, nors buvo patarimų, kad daryti verslą geriau vienam, nes po to, jeigu ar susipyksi, ar išsiskirs nuomonės, viskas bus daug sudėtingiau ir tai yra tiesa. Manau, kad tai gali būti sudėtingiau, dėl to yra labai svarbu su kuo kuriu tą partnerystę ir tas pasitikėjimas tikrai taip, tai kaip atsirenki partnerį, čia turbūt yra atskiro podcast'o tema, bet tikrai bent jau mano atveju pasiteisinęs sprendimas ir palaukti, kol bent kažkoks žinomumas bus arba pradėti kurtis kažkokį žinomumą ir prasitestuoti, ar ne, ar yra poreikis prieš metant viską irgi bent jau man suveikia. Žinau, kad gali veikti ir kitaip, kad, kol neatsilaisvini laiko, tai nieko ir nevyksta. Tai kiti žmonės daro priešingai, viską meta ir tada jau tikisi, ar ne, pilnai atsiduoti tam verslui, bet mano atveju tai suveikia. Tai aš manau, kad kartočiau. Ir čia yra labai geras kriterijus apskritai, man atrodo, įvertinti, ar viskas patinka ir veikia. Aš atsimenu kažkada, kai laukiausi, čia toks off-topicas, bet paprašiau, kad man padarytų nealkoholinį kokteilių bare ir padarė žiauriai neskanų kokteilių. Ir padavė tą kokteilį, sako, o ar patiko? Ir aš taip, mandagiai linktelėjau ir tada buvo tokia faina barmenė, sako, ar kartotum? Ir aš taip, Ir tą vakarą buvo viena geriausių mano produkto interviu pasimokymo galimybių, kur reikia klausti, ar patiko, bet iš tikrųjų ar kartotum. Tai kartočiau šios metus tikrai ir tikiuosi, kad kiti metai bus dar geresni ir dar daugiau išmokys. Puiku. Aš pritariu, kad visos patirtis, kurias tu turėjai, jas tave suformuoja ir neaišku, kur tu būtum šiuo metu, jeigu jų nebūtų. Ir tikrai nėra taip, kad jeigu tu keiti sritį ar jeigu tu keiti darbą, kad tu išmeti savo patirtį. Ne, visa tai, ką mes turime, visa tai, ką mes mokame, yra labai gerai. Aš esu tikrai susidūrus su požiūriu ir interviu metu, kai man buvo pasakyta, kad, mums būtų labiau pateikę, jeigu tu visą gyvenimą dirbtum toj vienoj roliai. Taip yra buvę. Bet tai nereiškia, kad tai yra vienintelis požiūris ir tikrai yra daugybė įmonių, daugybė veiklų, kuriems patiks, kad tu kaip tik turi tą platesnį požiūrį, tu esi daręs ir tą, ir aną, nes nėra vienodų darbų, nėra vienodų veiklų, vienodų įmonių ir visi labai skirtingai įsivaizduoja, ką netgi rolė to pačiu pavadinimu turėtų daryti. Tai dėl to svarbiausia tiesiog rasti kažką, kur tau yra gerai ir kur tave vertina. Kaip žmogų, kaip darbuotoją ir tada tu ir pasieksi tų pačių geriausių rezultatų ir turėsi kažką, kas tau patinka. Ką tu norėtum palinkėti tiem žmonėm, kurie nori, bet vis dar nedrįsta? Pirmas toks startupinis atsakymas yra vis tiek bandyti, ar ne? Ir jeigu nepavyks, tai tiesiog kažko išmoksim, bet ko aš išmokau konsultinge ir kurdama tą empatiją ir supratimą, kad yra tam tikri įsipareigojimai, šeima, būsto paskolos ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, ką mes darom įmonėse, kai mes bandome eksperimentuoti ir yra tam tikra baimė, tai mes klausiam, ar šitas eksperimentas yra saugus. Ar ne? Nes baimė yra emocija ir su jie yra labai sunku dirbti ir sunku įgalinti. Jinai tiesiog atsiunčia žinutę, kad kažkas ne taip, ar ne? Mums reikia pasižiūrėti, kas ne taip. Kai mes pradedam klausti, ar mums yra saugu pabandyti, mes galim savo labai konkrečiai atsakyti, kuriuose vietose galbūt mums yra nesaugu ir tuos dalykus tiesiog išspręsti, ar ne? Kažkokiu būdu adresuoti tam, kad pasididinti tą saugumo lygį iki tokio, kurį mes galime toleruoti, nes tikrai žmonės toleruoja skirtingo lygio rizikas ir pagal tai reikėtų iš esmės ir savo avantiūrizmo lygį, ar ne, koreguoti, priklausomai nuo to, kiek mes galime sau leisti ir turime noro prisimti rizikos.
Tai labai geras klausimas. Nešat pokytį darbe, kažkas nenori, galit klausti, ar saugu pabandyti. Dažnu atveju atsakymas iš tikrųjų yra saugu ir tada galima bandyti ir mokytis, bet jeigu vis dėlto yra realių priežasčių, dėl ko nesaugu, tai tada pasidarom namų darbus ir judam į priekį. Ačiū. Ačiū tau, Marija. Ačiū tau, Agne, už pokalbį.